dirbti vat, su savo privalumais, kuriuos atsinešė žmogus užprogramuotus ir siekia kažkokio, ar dirbti su savo trūkumais, kur pas mane sunki vieta, kažkas nesiseka. Primatas, prioritetas vis tiek turi būti vat, privalumas, vektorius vystymasi. Vat yra vektorius, ten tu turi augti ir kada tu tai darai, vat, tave už kairę koją kabina, vat, trūkumas tau neduoda eiti ten, kur tu nori. Tu nori groti su pianinu, o tu negali ten paspausti tas klavišas dėl to, kad raumenų neturi. Silpnas rankas. Eik tada į sporto salę, tos raumenis stiprinti, kad groti galėtum. Ir tai žmogų motyvuoja, jis supranta, man labai patinka groti ir aš negaliu to garsą paduoti. Jis tada nori eis, jis supranta, kad iš jo nenori padaryti ten krūvių nešiotojo ar ten kokio kario, jis supranta, kam to reikia. Ir tada su tais trūkumais, turint tikslą taurų, lengva ar благородная цель, kaip čia. Kilnu, tai jam bus žymiai lengviau ir paprasčiau su savo trūkumais susitvarkyti. Taip? Ir turint tą kilnų tikslą, pasirodo, kad 100 dalykų, kurių laikė tas pats žmogus kaip trūkumai, jie netrūkumai. Ar jie visiškai jam netrukdo, ar jie atvirkščiai kažkokias savybės, kurios padeda jam. Suprantat? Nėra to vektorio, nėra tikslo, kaip tu gali atpažinti, kur tavo trūkumas, o kur tavo yra privalumas. Ir trūkumai, ir privalumai, jie tik tai, в свете этой цели. Kas man padeda siekti to privalumas, kas trukdo trūkumas. Tau reikia dėl ko, kaip tu gali kitaip įvertinti. Suprantat? Tai reiškia pirmenybė būtinai, pirma, ko reikia ieškoti tikslo, kur stiprybė, kur tą vaiką jom reikia vesti.